Viduje baldų nebuvo. Atmosfera jautėsi nejauki. Nežinau kodėl, bet atkreipiau dėmesį į šį veidrodį. Ir išgirdau kažką, lyg kažkas vaikščiotų viršuje. Pirma mintis, gal koks gyvūnas, arba užklydo toks pat nuotykių ieškotojas. Laiptų nebuvo, tai pagalvojau, kaip čia kažkas galėjo užlipti į viršų. Pamaniau, galbūt pasigirdo, gal vėjas sukėlė tokį garsą. Lauke pastebėjau kopėčias ir atidarytas dureles į palėpę. Galbūt čia kažkas tikrai užklydo, tačiau nesiryžau patikrinti, kas ten viršuje. Toks jausmas, kad ten kažkas yra. Iš vaikystės turiu atsiminimų apie palėpes. Vienas siaubo filmo epizodas labai įstrigo. Lipti į apleisto namo palėpę, manau, ne kiekvienas išdrįstų. O kokie jūsų prisiminimai apie palėpes? Gal turite kokią šiurpią istoriją? Galbūt vaikystėje irgi bijojote palėpių? Kad ir kas ten būtų viršuje, šis namas atitinka namus, kurie būdingi siaubo filmams. Jis yra itin nuošalioje vietoje, privažiuoti nėra galimybės. Kelias yra suartas. Gyvos dvasios čia nėra kelių kilometrų spindulių. Kaip pastebėjau, čia ryšys gan prastas. Jei kažkas nutiktų, galbūt būtų sunku išsikviesti pagalbą. Na vienam čia užklysti naktį tikrai būtų iššūkis. Tikrai labai nejauki vieta.